Tik apie krūvį, kurį žmogus savo savarankiškai arba su treneriu padedamas dozuojasi didėjimo prasme, tai atsitinka taip, kad krūvį viršijus kūno galimybės, rezultatas sporto ir sportavimo yra ne tas, ko žmogus tikėjosi. Jam skauda. Iš pradžių truputėlį, ne kiekvienam iš karto nuplyšta visa achilo sausgyslė arba kryžminiai raiščiai. Jam paskauda, pašlubavo, patrynė, pašildė, bet tai nebėra tas rezultatas, kurio jis ėjo. Ir tas skausmas, net truputėlį ribodamas judesys, palengva lėtina tą progresą, ko žmogus tikrai labai tikisi. Net jeigu atėjo malonumo dėlį. Kas užsiima ta dabar sveikata? Turėtų, kaip ir apie sveikatą šnekant, treneris jau turbūt suprantat, kad ne visada gali padėti, tai yra profesionalas. Dabar ką specialistas sveikatos žiūri? Vat į ką mes atkreipiame dėmesį? Kuris iš jų dabar yra reikalingas pagalbos ir kuriam viskas yra gerai? Mes tai vadinam vizualinė diagnostika. Čia ir jūsų patyrusiai akiai. Žmogus ne dėl šilumos užsideda visus tuos aprišimus, stabilizatorius, imobilizatorius ir kuo daugiau pas žmogų sveikatos sporte, tuo daugiau pas jį visų tų aptaisų. Ir po to mūsų gerbiamas Vyšniauskas kelia štangą visas apsirišęs. Ir ant kelių aprišta, ir alkūnės aprištos, ir ant liemens šarvas visas. Ir tas sportas, va taip jis ir turi užkulisinę pusę, kurioje arba žmogus ruošia namų darbus ir dirba aukštesniem rezultatam, net savo buitiniam gyvenime, arba ne. Uždėtas tas imobilizatorius, ką jums aiškintų ortopedinėse visose įstaigose, kur prekiaujama ta pagalba, kad taip reikia stabilizuoti alkūnę. Tu su tokiu petim imobilizuotų jau krepšininkas neįtų aikštelę, sveiko proto turėdamas. Labai dažna situacija, pėties skausmai, alkūnės skausmai, tai yra ir labai dažnai dviejų raumenų konfliktas, mes tai vadinam neoptimaliu judesiu. Žmogus turi pakelti ranką per šoną, taip tiesiai per šoną, o kelia taip va per šoną. Jisai per šoną pakėlė, ne per priekį, bet ir dar parodysim. Ten garso nereikia, ten matysite realiai. Žmogus galvoja, ką, nepakeliu rankos, silpna ranka, tai ją reikia stiprinti. O čia pasirodo, kad vienas dirba, kitas ne ir visas entuziazmas įdarbinti abu, vieną lenkiant, kitą tiesiant, kažkodėl pradeda artėti prie vis stipresnio skausmo, kai jau nebesinori nieko į ranką imti, jos pačios lenkimas akstantis marškinius pradeda kelti diskomfortą. Ir tas raumo niekaip nestipresnis. Dėl ko jis gali būti silpnas? Čia dabar jau tai, ką žino pažangesni masažuotojai, pažangesni kinesterapeutai, pažangesni gydytojai ir jie dirba komandose, todėl komandos juos pasirenka, kad jie turi daugiau tų žinių. Gali būti dėl ko. Čia bendra schema. Manau, kad daugelis žino, kas nežino, šiandien sužinos. Raumuo signalą veikti gauna iš nervų. Mes sugalvojom kelti ranką, mes pirmą sugalvojom, po to ją pradėjom kelti. Raumuo atlikdamas judesi, jisai įtempia sausgyslės, jisai įdarbina raiščius ir mes suprantam, kad jeigu kaklo išvarža, tai sunku ten pajudinti pirštus. Jeigu stuburė išvarža, tai sunku pakelti koją. Gaila, kai ateina žmogus, kuriam ne koją sunku pakelti, bet einant namuose šlepetė jau nukrenta nuo pėdos, nes pėda nebekrenta, bet šliaužia. Čia ne jūs visi atėjot, visi su batais. Visų rankos laiko galvas. Kodėl galvas pačios nesilaiko, palieku pamastyti į priekį. Kodėl gali būti silpnas truputėlį taip, kad ir jums būtų aišku be sudėtingos lotyniškos terminologijos. Kaip aš ir sakiau, raumuo signalą veikti gauna iš nervo. Nervas, taip jau labai paprastai šnekant, tai yra tas laidas iš rozetės į lemputę, bet tai nėra elektros tiekimas, tai yra informacijos teikimas iš smegenų į judančią galūnę, tai ką dabar smegenys norėtų, kad jinai padarytų. Ir jeigu nėra jungties, tai kokios protingos bebūtų smegenys ir koks bebūtų sveikas raumuo, jis nebūtinai yra plyšęs, jis tiesiog nedaro.
Kur gali strigti signalas? Gali pačios galvos smegenys nesuprasti, kad reikia padaryti. Ir čia, aišku, čia rimta patologija. Smegenys gali būti ne visada dėl sutrenkimo, išėjusios iš rikiuotės, daug dalykų žmogui trukdo galvoti blaiviai ir eiti tiesiai. Yra ir iš centro, signalas toliau keliauja žemyn, yra stuburas ir nervo eiga visa po raumenimis iki jau to judančiojo. Jeigu tam pakeliui irgi yra kliučių nervui, užspauskit ranką, palaikykit nervą, barkštelkit ir pažiūrėkit, ką jūsų pirštai darys. Jie darys truputį mažiau, negu jūs iš jų tikitės. Na, aišku, yra elementarūs dalykai, pervargęs raumuo. Bet jie, kadangi tarpusavį nuolat sąveikauja, čia truputėlį tos anatomijos nesudėtingos. Va tą, ką jūs matot, tai yra raumuo. Bet tai yra kiekvieną raumenį sudaro atskiros skaidulėlės. Ir joje kiekvienoje yra kraujagyslė, veninė, arterinė ir nervas. Nervas nėra atėjęs vienas didžiulis, storas vario laidas, įėjęs į raumenį kaip į mėsos, gabalą ir ten jau viskas, tai yra išsišakoja iki siūlų ir apima kiekvieną raudoną raumens skaidulėlę, dar siūlelis raudono kraujo, mėlyno ištekančio kraujo ir nervo. Ir jeigu tas nervas turi kažkokį tai nepatogumą, tai signalas jau bus su artefaktais. Daina skamba, žodžiai pradeda lietis. Kažką tai. Nervas pats savy vėl yra iš daugybės. Ir jūs įsivaizduokit, raumuo imkim 100%. Neveikia viena skaidala, nieko tokio. 2 neveikia, nieko tokio. 10 iš 100. Jau tai kaip ir taip kelčiau, bet jau ne visai pilna amplitudė ir jau ne visai per šoną, bet taip truputėlį per priekį. Iš raumens. Raumuo gali ir iš arterijos nekrauti tiek kraujo, kad jis galėtų gerai dirbti. Bet čia yra nervas, jisai vėl turi iš savęs. Jeigu imti iš 100, vienas skaidula neveikia, maža kas. Čia vyrai elektronikoje gaudos geriau negu aš. Vienas ten laidelis, kažkur užlinko, kažkur palūžo. Šiaip pamirksi kartais tą lemputę, bet kresteli gerai, trinkteli į televizorių ir jisai visai ir rodo. Antena atsistatė, kontaktas. Kuo daugiau nutrukinėja, užsispaudžia, išsitempia, pervargsta nervinių skaidulų, ir tai ne vien išvaržos gali būti simptomas, tuo sunkiau raumeniui gauti pilnavertį signalą ir pilnavertiškai atlikti judesį. Ir jisai tam judesį juk yra susijęs su sausgyslė, ką mes minėjom, nes kaulą judina raumenis, raumuo prie kaulo per sausgyslę ir per raištį tvirtinasi. Ir būtų labai paprasta, jeigu būtų prie vieno kaulo vienas raumuo su 2 sausgyslėm. Aš jums čia yra laivo burė. Tai burė yra dirbantis raumuo. Ir yra trosas. Ir jie nuolatiniai yra tarpusavio sąveikoje. Bet pas mus raumuo yra ne vienas, sąnarių ne vienas, ir raiščių sausgyslių yra ne viena. Ir jeigu bet kurio vietoj įtrūks trosas, dar blogiau nutrūks trosas, tai visa grandinėlė pradės byrėti. Ir iš elementaraus sportinio judesio, nežinau kas ką sportuojat, man be galo patiko ir tebe patinka lauko tenisas, reikia pribėgti prie tinklo ir pasiekti tą kamoliuką. Ir jisai taip tiesiai prieš raketę, žnekt ant žemės. Todėl, kad jeigu nespėjo koja, neišsitęsė liemuo ir ranka neišsitempė iki, tai pritrūko to milimetro, kuris tau ir vėl taškas varžovo naudai. Ir visa šita sistema pas mus kiekviena buity ir sporte, o sporte žymiai didesnių krūvių, turi funkcionuoti kaip labai gerai sutepti guoliai. Ir nervas yra viena dalis, o sausgyslė yra kita dalis. Čia tai, ką jau visi tikrai. Kur yra Achilo sausgyslė? Žinot, kaip ryte stojantis iš lovos gali mausti, tempti pėdą ir aplink kulną. Tikiuosi, kad jūs nežinot, bet manau, kad esat girdėję, kai sportininkai dalinasi savo užkulisiniais gyvenimais ir jie atsistoja ne taip greitai ir šoka bėgti ne taip sparčiai. Tenisas mano paminėtas. Maži įtrūkimai pradeda raumenį išjunginėti, nes sausgyslė siunčia signalą nervų sistemai, smegenims sako, aš tuoj plyšiu, jeigu dar mane temps. Tai nervų sistema per tą geltoną nervinį tą siūlą išjungia raumenį,
kad tu būk malonus, nesudraskyk to, kas dar liko ir reikia, kad gytų. Ir kad gytų reikia nejudėti tam raumeniui. Jis stengiasi pavaduoti kiti. Tu vis tiek žmogui reikia atsistoti raiti. Jeigu jau ne į sporto salę, tai bent į darbą. Galima nekelti štangos, galima net nekelti sunkių daiktų. Kavos puodelį prie lūpų, prineš ranką, koja nepajėgs. Ir vis tiek net minimalūs judesiai turi būti ir nuo sunkių sportinių prie mažesnių sportinių, prie paprastesnių buitinių judesys visą laiką vyksta. Ir jis vis stengiasi mažiau save apkrauti, vieni vis labiau įsijungia, kiti vis labiau įsitempia, saugo. Ir blogai yra abiem. Kokia situacija, kad žmogui skauda ir spazmuoja, tai tuos, kuriems yra didžiausias krūvis. Apie tai mes truputėlį pašnekėsim. Yra kita vieta, į kurią nieks nežiūri. Sąnariai. Sąnarių yra daugybė formų žmogaus kūne. Jūs tiesiog įsivaizduokit, kad tai yra vyriai ir kiekvieną kartą, kai lankstysit koją, kai lankstysit alkūnę, tai yra tam tikra sąnario forma, tam tikras vyris, kuris turi perduoti judesį iš vieno kaulo kitam raumenim padedant. Jeigu dabar šitoj alkūniai, o tai yra net technologinis terminas, va tam vyryje pradėjo rudyti, tai iš pradžių tik tai girgžda, sukioja galvą trakšė, pritupimus daro trakšė, suka riešus, čiaža. Gerai, jeigu eidamas į sporto salę žmogus bent pasuko, bent pajudino, bent labas rytas, bent pirmas rūdis nugremžė. Reikia sutepti guolius. Apie apšilimo pratimus aš jūsų nekompromituosiu, neklausiu, kaip jūs ryte ražotės ir kaip jūs į sporto salę įžengėt. Ir nešatės aparatūrą, kuri yra ne štanga, bet tikrai neplunksna. Ir tas palengva visai netyčia, visai nejuntamai iš 100% po 0,1 prasidėjęs procesas atkreipia dėmesį tada, kada jau visai girgžda. Jau sunku atsitūpti, jau geriau pasilenkti, bet po to ir pasilenkti nebe kažkaip reikia paprašyti, kad kažkas padėtų. Kol pilnai neužrudyja. Ir tada tas visas smagratis, kurį turi judinti raumenis raiščiai per sąnarį padarydami judesį, iš visos tos didžiulės grandinės tiesiog išsijungia. Tai visiems kitiems lieka daugiau krūvio, daugiau darbo. Pabėgiojo patrynė, gerai, jeigu praėjo, ir tai buvo vienintelis epizodas. Bet dažniausiai tai yra ta pirma mirksinti lemputė. Kelio sąnarys sudėtingas dalykas, tai irgi yra tarsi guolis ir aš tikiuosi, kad jūs prieš darydami rimtus sportinius veiksmus padarysit porą pritupimų, bet pritupimuose būsite atidus, kaip pas jūs juda čiurnos keliai ir dubuo. Jeigu iškrenta bent vienas sąnarys arba raumuo ir raištis. Čia tai yra tai, ką mes žiūrime ir įvertiname, kad žmogus galėtų saugiai stiprinti sveikatą, ją turėdamas. Jeigu jam trūksta sveikatos, jam reikia atstatyti ir tada stiprinti. Fizinis krūvis yra trenerio darbas, jo būklė pradinė ir eigoj ir atsitikus mažiems nesklandumams yra darbas sveikatos specialistų, ne sporto. Sporto specialistų yra fizinis krūvis. Ir čia dabar yra toks dalykas. Tailande žmonėms, kai skauda galvą, masažuoja pėdas. Stebuklai. O iš tikrųjų visai ne. Tai yra visa raumeninė grandinė, kurioje įtampa dalinasi per ją visą. Judesį turi atlikti 30 raumenų. Visi pasidalino krūvį, visi padirbo, nepersidirbo. Jeigu išsijungia iš 31, tai liko 29. Bet jeigu ir jiems jau truputėlį sunkiau, ir taip po vieną jie pradeda pervargę pasiduoti. Silpniausiai pasiduoda greičiausiai. Ir kai iš 30 lieka 3, tai žmogus jau ateina ir sako, man čia žinokit. Man čia žinokit. Man čia vakarais nežinau, kur kojas padėti. Ir tai yra tarpusavį susijusios jos po to kelios, jos visas žmogų tiesiai stovinti, laiko iš visų pusių tolygioj įtampoj, kad žmogus nenukristų, jeigu viena, įsivaizduokit, vienas troselis atsipalaidavo, šitie jau šalia dirba daugiau ir kitiems jau keičiasi pusiausvyros taškas. Ir kai pažiūrėsite viens į kitą atsistojusi kada nors paslapčia, tai jūs pamatysit, kad žmonės taip stovi. Taip stovi, vis taip stovi, net aš taip kartais stoviu.